Treneri, kovingos rungtynės, galiausiai pralaimėjimas, kokios būtų jūsų mintis? Pralaimėjimas, mintys blogiausios, nes vykome pergalės pasiekti. 2 kartus čia atvykom, 2 kartus 1-0, skirtumas tik pirmą kartą pirmom minutėm prasileidom, kitą kartą šiandien paskutinėm minutėm. Tai, esu patenkintas 80 minučių, o paskutinėm minutėm kaip išsijungėm, ypač toje atakoje, kur praleidom įvartį, tai to negali būti. Ir to netoleruosiu niekaip. Tai pralaimėjimas pačios blogiausios mintys šiuo metu. O kaip manot, kodėl būtent per tas paskutinės 10 minučių taip nutiko? Ar tas situacija, ten koncentracija, ar kas? Gal kada kontroliuoji 80 minučių daugiau mažiau tą kamuolį ir matai, kad tu gali kilt, gal, kaip sakyti, užmiegi po to ir pamiršti, kad visas žaidimas prasideda nuo gynybos. Tai, manau, truputį apakino tas toksai kamuolio kontroliavimas. Tai čia, manau, pagrindiniai priežastis, bet sakau, labai netenkina taip, kaip tuo epizodu sužaidė. Bendrai paėmus, jeigu žvelgiant tik į skaičius ir rezultatus, Banga 3 karčiais metais laimėjo, jūs 1 sykį laimėjot. Tai varžovai galbūt nebuvo patys parankiausiai įvertinus jų stilių, kad jie labiau tokie mėgsta gintis ir jums sunku gal ir kontratakose atrasti variantų. Taip, daugiau jie pasėda, bet vėlgi turėjom begalį momentų išeiti į tas kontratakas. Yra labai keista, kaip žaidžiam su stipresnėm komandom ir tas kontratakas vykdom, manau, nuostabiai. Ir kada išeinam, kada turim galimybės su varžovu, kuris duoda kontroliuoti kamuolį, mes jau tų kontratakų nedarom. Tai čia nesuprantamas dalykas, kur tikrai turėsim peržiūrėti ir kitose turėsim rungtynėse pakeis. Sezonas nesibaigė. Dar šiandien buvo rungtynės, bus dar ateinančios rungtynės. Sezonas baigėsi, tai kai baigėsi visos rungtynės, o čia negalim sustoti. To negali būti, nors o ką. Nei per kur nepateisinu paskutinės 10 minučių, kaip sužaidė. Dažnai būdavo jūsų tokių pastebėjimų ir pasakymų, kad bus taip ar kitaip. Turit tokią galimybę dar pasiųsti dar vieną žinutę savo komandos gerbėjams, ko tikitės jau paskutinėse rungtynėse, kurios bus Marijampolėje. O tai ko galima tikėtis namuose? Tik tai pergalės, jau įrodėm, kad galim prieš bet ką kovoti ir netgi nugalėti tikrai stipresnius varžovus. Tai, ta prasme, namuose neturim teisės net mini užuominos turėti, kad gal lygiom, gal ne, tik pergalė, viskas. Prie mūsų aistruolių mes ir taip jau nubaudėm ne kartą savo aistruolius, kaip 6-2, kaip prieš Kauno Žalgirį pralošėm. Jie neverti to, jie verti matyti tik mūsų komandą laiminčią. Tai to tik eisime už savaitės, nieko kito. 260 daugiau truputį dienų prabėgo nuo tų pirmų rungtynių, kuomet pradėjot sezoną, čia buvo 0-4, dabar 1-0 laimėt. Koks būtų jūsų komentaras? Tobulėjimas, procesas, kur per visą sezoną darom ir to tobulėjimą. Ir aišku, kad yra geriau laimėti, bet ir pralaimėdamas mes matom tobulėjimą per sezoną ir procesas, tai aš dėl to ir džiaugiuosi už komandą atsidavimą. Jos labai norėjo laimėti paskutinį rungtynę namuose prie savo žiūrovų, duoti paskutinę dovaną jiems. Aš manau, mes labai stabiliai čempionatą turėjom ir aš tik galiu padėkoti savo komandą už to stabilumą, kur sugebėjom 1,5 prieš baigti čempionatą jau pagrindinių tikslų išlaikyti. Tai tikrai ačiū jiems už atsidavimą aikštę ir už norą išpildyti taškai, ką mes turėjom daryti. Techniškai, manau, tik trūksta to užbaigimų, kad būtų geresnis šiandien. Turėjom daug momentų, kur prie trečią zoną galėjom geriau spręsti, bet nesugebėjom, bet gal rungtynių sugebėjom įmušti savo vieną įvartį, kur laimė rungtynių pabaigė po to. Dabar taip, kas 2 savaitės praktiškai žaidė, tai buvo galimybė ir žaidėjams traumas išsigydyti. Žebrauskas grįžo į aikštę. Taip, bet kaip mato, dar mažai laikų žaidė, todėl turėjau vos mėnesį pertrauką, tai tikrai yra sunku dar. Daug žaidėjas buvo, kur turi savaitę tik treniruotės, bet dar kartą turiu kartuoti, kad jos atsidavimai yra nerealūs. Žmogus ateina žiūrėti varžybų, tik mato, kaip jos dabar žaidė, bet nežino, kad jos buvo traumuotus, nežino, kad jos treniravos 2 dienas, 3 dienas.
Tai aš tik galiu pasidžiaugti jos. Lietus įsismarkavo, tai turbūt pabaigai duoklė ir sirgaliams vis tiek paskutinės namų rungtynės ir po rungtynių tokia bendra nuotrauka ir apskritai matosi ne tai, kad sirgaliai, bet tokia bendruomenė jau yra susidariusi. Taip, padėkoti jiems už akvitimą, jos šiandien turėjau dar eiseną, skandavomės Rūbiną, girdėjom, mums duoda ekstra motivaciją žaisti. Mūsų šeimą šiandien pakvietam visi, kiek galėjom, kad daryti nuotrauką po rungtynių. Ir to sugebėjom daryti, kad užbaigti namuose rungtynių su artimiausius. Todėl mes esame viena šeima, komanda, bet mes žinom visi, kad turim savo šeimas dar apart futbolo. Tai aš manau, kad yra svarbu turėti jos prie mūsų. Todėl jos yra mūsų support ir kai nesiseka gerai. Ir džiaugiasi su mums, kai yra gerai. Tai jiems didelį ačiū. Gaila, kad Robertas Veževičius negalėjo būti čia. Jau minėjau ne vieną kartą jo svarbumą šitą komandą. Bet pasakyti, kad gaila, kad jis nėra čia šiandien, bet jis yra su mums visada, ar širdyse, ar mūsų galva, kai mes atsimenu jo žodžius, tai padėkoti irgi jau už jo darbą, todėl šitą pergalę irgi yra jo ir visą sezoną kova daug priklauso irgi nuo jo. Kiekvienas turi savo rolę, jis turėjo savo rolę ir išpildo labai gerai. Komanda reikia turėti gerą kapitoną, mes pataikom, turėjom labai gerą kapitoną, tai pats geriausias. Tai aš tik galiu pasidžiaugti to, po to žaidėjas daro savo darbą, mes darom savo kaip treneris. Ir taip įrėjom į priekį ir sugebėjom išlaikyti lygą ir pasiekti savo tikslus.